Så hallo alle sammen. Våkne, hvordan går det? Det går bra. Hvordan er været i dag? Litt kaldt, og sola skinner. Og hvor mange grader er det? +2 grader. Pluss 2 grader. Ja, så det er litt kaldt, ikke sant? Ja. Dette blåser litt også. Det blåser litt også. Ok. Dario, hvordan går det? Hallo, det går bra. Så hvordan er været i dag? I dag det er kaldt, det regner, det er +5 grader. Ja, det er pluss 5 grader. Ok. Så hva skal vi gjøre? Så vi skal jobbe litt med tid, vi skal jobbe litt med oversettelse, og vi skal bli ferdig på kapittel 3. į ką šiandien veiksim, tai šiandien padirbėsim su dar kartelį su laiku, padirbėsim šiek tiek su vertimu, su sangrąžiniais įvardžiais ir šiandien pabaigsime 3 skyrių. Så, la oss begynne litt med klokken. Så hva er klokka? Taigi, Kassandra, Vikne? 1:05. Tai 1:30 teisingai. Dariau? 10:01. 5:04. 8:30. 1:00. 5:45. 10:15. 7:06. 6:30. Čia tokt. 4:30. Gerai. 2:30. 1:15. Gerai. 12:12. 1:15. 2:30. Ok, greit. Neste apgave. Sangrąžiniai. Pavartokim teisingą įvardį. Tai ten, kur brūkšnelis, mums reikės pavartoti teisingą sangrąžinę formą. Tai vėlgi kas antrą ir pabandykim versti. Nepradėkim. Jei sminker mai per dag. Aš dažausi kiekvieną dieną. Taip. Vi vasker oss om kvelden. Gerai. Aš reikia versti. Unnskyld. Ką vasker reiškia, pamiršau. Prausiamės, mes prausiamės. Mes prausimės kiekvieną vakarą. Gerai. Jei barberer mai ikke, tai aš nesiskutu. Gerai. Du lægger mig. Ne mai. Sai. Ir nesai. Nežinau. Dai. Dai. Tu lægger dig klokken 9. Aš tu čia. Tu eini miegoti 9:00. Taip, tu gulėsi 9:00. Hun gleder seg til ferien. Ką reiškia? Ji džiaugiasi atostogomis. Tas glėder sai prisimenat, sakiau, pirmiausia, verskime kaip laukiu, nesulaukiu, tai jį laukiu. Laukia atostogų. Dere skynder dere i dag. Ką reiškia? Šiandien sai reikštų skubintis, tai jūs skubinate šiandien. Aha. Han gruer seg ikke. Gruer.
Ne, nežinau, ką reiškia. Gerai, griuja reikštų baimintis, tai jis nesibaimina. Jeg forelsker meg i ham. Taip, jei forelskė maiham, ir ką reiškia? Nežinau. Forelskė sai reikštų įsimylėti, tai aš įsimylėjau jį. Jei forelskė ir maiham. Gerai, tęsiant toliau, dar viena užduotėlė su sangrąžiniais. Turime pavyzdį. Jei mo tapo mai varme klerį, tai aš turiu apsirengti šiltus rūbus. Tai o tapo sai reikštų apsirengti, tai jūs o tą mai turit visur keisti. Taip, ne? Du må ta på deg varme klær. Aha, bet vieną praleidom, tai dariau pirmą. Oi, Vi må ta på oss varme klær. Gerai, gytės jau atsirado, tai gytė dabar jums trečias, randi. Ar gytė jūs nekalbėsite, jeigu nekalbėsite, tai parašykit žinutę, gerai? Kalbės. Randi moto po čia reikia Sangrąžinio įvardžio. to nepasikartojau, nežinosiu. Nu, tai Saigal. sai, taip, prisiminkite, gerai, aš pakartosiu už jūs. Žiūrėkite, prisiminkim prausiuose, ar ne? Tai yra sangrąžinis įvardis. Jei vaskir mai. Jeigu jei prieki, tada bus mai. Jei vaskir mai. Du vaskir dai. Tu prausiesi, kai du bus dai. Han vaskir sai. Hun vaskir sai. Tai ir han, ir hun bus sai. Vi vasker oss, mes prausiamės. Dere vasker dere. Ir de vasker sai. Tai turim prisiminti hun, han ir de bus sai. Jei bus mai, du dai, dere, vi oss. Toliau darėm. Olav må ta på sai varme klær. Gerai. Ugne. ale barna må ta på seg Mhm. varme klær. Gerai. Ir gytė, pabandom. Dėma mota po tai. Dere, taip pat bus toks pats. Dere mo tapo dere, varme kler. Jūs turite apsirengti šiltus rūbus. Ok, neste apgavę, skalvarę, o versetesės apgavę, kita užduotėlė, vertimo užduotėlė, kaip įprastai, kol kas pradžiai pabandom į chatą, po to bandysim kartu žiūrėti. Surašau raideles, jeigu kam reikia.
Gerai, matau, kad jau visi trys įginėjate. Taip, dar sekundę palaukim, dar minutėlę, gerai? Ir tuoj skaitys. Gerai, matau, kad jau visi parašėte, tai pradėsim skaityti. Taip, Lukne, pradėkime. Visus? Pirma. Pirma. Han jobber hjemme. Gerai, taip ir priminimas, kad kai yra žodelis jame, jam nereikia jokio prielinksnio. Tai nei po jame, nei į jame, nei til jame, tiesiog jame. Tai han jobber jame. Dariau? Vi går hjem 8:30. Gerai. Tik tai kloką tai pridėčiau, kloką halv-ni. Aš irgi pridėčiau. Gyti. Man snakker ofte ute.
Žodelis snaki reikštų valgo, atsiprašau, snaki reikštų kalba, mums reikia valgo. Tai de spiser Spiser. ofte ute. De spiser ofte ute. Mhm. Han går ut og snakker med ham. Han går ut og snakker med ham. Greit, der jo. Vi trener inne. Lite. Han vil inn. Det han vil gå inn. Han vil gå inn, bet nettopp det kaip ir jūs parašėte, tinka, han vil inn. Ugna. Det kaldt i dag. Det kaldt ute i dag. Arba i dag det kaldt ute. Ir taip. Der jo. Jeg hjemme og venter dere. Gerai, o galima buvo pridėti jei, galima nepridėti, tinka, o jei venter tik tais po dere. Jeg hjemme, o jei venter på dere. Irgite. De jobber mye ute. Taip, de jobber mye ute. Gerai. Gal kam atsirado klausimų? Ramu, tai viskas kaip ir viskas aišku. Sekundę įklijuosiu tada į bendrą failą. Gerai, persikelsime dabar prie pratybų ir padirbėsime šiek tiek pratybos ir pabaigsime jų trečią skyrių. Gerai, tai jau įjungiu. Pratybose kol kas darysime klausimą. Noriu tai pasitiksinti, mes jo nedarėm. Tai jau įjungiu. Taip, kiek prisimenu, nedarėm, ne? Puslapis 47, 26 užduotėlė. Nedarėm. Reikės pažymėti A, B, C, D, E po laikroduko. Klausysime 2 kartus. Atsiprašau, manęs negirdėjot, mes darėm. 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 Ir 27 ir 28? Tik tai 26 gal? Aha, tik tai 26. Gerai, tada 27. Vėlgi reikės išgirsti kiek valandų ir kada. Gerai, tu jau leidžiu. Kapittel 3, oppgave 27. Når? Sett kryss. A. Når kommer dere? Vi kommer 4:00 i ettermiddag. B. Når begynner du på jobb? Alt for tidlig. Jeg begynner 5:30. C. Når kommer du hjem i ettermiddag? I dag kommer jeg hjem ganske tidlig. Jeg er hjemme 3:00. D. Når spiser dere middag? Om kvelden. Vi spiser vanligvis 7:30. Kapittel 3, oppgave 27. Når? Sett kryss. A. Når kommer dere? Vi kommer 4:00 i ettermiddag. B. Når begynner du på jobb? Alt for tidlig. Jeg begynner 5:30. C. Når kommer du hjem i ettermiddag? I dag kommer jeg hjem ganske tidlig. Jeg er hjemme 3:00. D.
Når spiser dere middag? Om kvelden? Vi spiser vanligvis 7:30. Gerai, bandykime. Lūpne A. Klokka 4. Taip, 16 valanda. Gerai. Į kveld, sakė. Į ettermiddag. 16. Taip, dariau B. Negirdim jūsų, dariau. 5:30. 5:30, gerai, 5:30, Gydė. 15 valanda. 15 valanda ir Lūpne D. 19:30. Gerai, keliaujam toliau, dar vienas klausimas, reikės išgirsti. Kiek valandų, kada jis dirba, kada turi pertrauką, kad kiek valandų ir kada užsidaro parduotuvė. Žodelis stengia reikštų užsidaro. Klausysime 2 kartus. Kapittel 3, oppgave 28. Klokka. Hør på samtalene og sett kryss. A. Unnskyld, vet du hvor mye klokka er? Skal vi se. Den 4:10. 4:10. Ok, takk skal du ha. B. Hvor mye er klokka? Den snart 9, tror jeg. Nei, den bare 9:10. C. Hvor mye er klokka nå? Den 6:10. Takk skal du ha. D. Hvordan liker du deg på jobben? Det går bra. Hvor mange timer jobber du? Jeg jobber vanligvis 8 timer. Fra 6 om morgenen til 2:00. E. Har du snart pause? Ja da, snart. Jeg har pause fra 12:00. Hvor lenge har du pause? I en halv time. F. Vi får Dagsrevyen. Klokka 19. G. Vi gjør oppmerksom på at butikken stenger 8 i kveld. Altså, butikken stenger om 10 minutter. Jeg gjentar, vi stenger 8 i kveld. Det 10 minutter til stengetid. Takk. Kapittel 3, oppgave 28. Klokka. Hør på samtalene og sett kryss. A. Unnskyld, vet du hvor mye klokka er? Skal vi se. Den 4:10. 4:10. Ok, takk skal du ha. B. Hvor mye er klokka? Den snart 9, tror jeg. Nei, den bare 9:10. C. Hvor mye er klokka nå? Den 6:10. Takk skal du ha. D. Hvordan liker du deg på jobben? Det går bra. Hvor mange timer jobber du? Jeg jobber vanligvis 8 timer. Fra 6 om morgenen til 2:00. E. Har du snart pause? Ja da, snart. Jeg har pause fra 12:00. Hvor lenge har du pause? I en halv time. F. Vi får Dagsrevyen. Klokka 19. G.
Vi gjør oppmerksom på at butikken stenger klokka 8 i kveld. Altså, butikken stenger om 10 minutter. Jeg gjentar, vi stenger klokka 8 i kveld. Det er 10 minutter til stengetid. Takk. Gerai, Lukne, pradėkime. Aš 16:10. Taip, Dariau. Vėl negirdim. B bus be 29, po 8:40. Gerai, Gyti. 17:20. Taip, Lukne. Nuo 6 iki 2. Gerai, Dariau. 30 minučių pauzė nuo 12 iki 12:30. Gerai. Taip, toliau. Gyti. 19. Ir Lukne. 8. Gerai, persikelkime prie paskutinio užduotėlio. Paskutinės užduotėlės bus testą ISL. 51-52 puslapiai. Pirma užduotėlė reikės pasakyti, kiek yra valandų. Tai visa šita užduotėlė Dariui. Puiku. Kvart over 8. Ti po halv 9. Tai po halv 9. Halv 9. Gerai. Ir tada kvart po 9. Kvart po 9. Teisingai. Gerai, keliaujam prie kitos užduoties. Trik linear. Pasakykim, kiek valandų ir pasakykim, kokia dienos fazė, Lukne. Kvart over 10. Formiddag. Gerai. Visa užduotėlė. Ai, visa. Klokka 2 natt. 5 over 8 morgen. Halv 8 kveld. Og 10 over 4 ettermiddag. Gerai. Visa trečia užduotėlė bus Gyčiui. Jums reikia įdėti žodelį į tekstą. Jeg spiser trøtt om morgenen. Nei. Jeg er trøtt om morgenen. Aš esu pavargęs rytais. Jeg er trøtt. Jeg Keliuosi, kaip pasakytume, keliuosi. Står Taip, jeg står opp. klokka 7. Prausiuosi duše, tada prausiuosi duše, kaip tu pasakysi. Pažodžiu, imu dušą. Kaip sakėt? Pažodžiu būtų imu dušą. Dar kartelį, neišgirdau. Da tar jeg en dusj. Da tar jeg en dusj til frokost. Spiser jeg brød. Jeg drikker 3 kopper kaffe. Taip, jeg drikker 3 kopper kaffe. Jeg begynner på jobb klokka halv 9. Jeg jobber til klokka 4.
Mhm. Om ettermiddagen jeg spiser mat. Lagerėjimot, gaminu maistą. Gerai, keliaujam toliau. Kita užduotėlė, ketvirta, bus lukniai. Čia reikia paversti daugiskaitą. Det har to biler. Mhm. Tai yra du automobiliai. Han har to jobber. Tu jobb. Jis turi Paliksim tiesiog. jobb. Jis turi du darbus. Vi har fri i 4 uker. Nesikeičia. Uker. Raidė atsiranda. Uker. Mhm. Hun har to epler med seg på jobb. Jis turi du obuolius su savimi darbe. Gerai. Det har venner i mange land. Nesikeičia. Yra draugų daugelį šalių. Tai veneri plus raidė. R. Det har venner i mange land. Jo, venner. Hvor mange språk snakker du? Nesikeičia, kiek kalbų kalbat. Hvor mange italienere er det i klassen? Kiek italų yra klasėje? Gerai. Keliaujam prie 5 užduoties ir dar jums 5 užduotis. Gerai. Han trener ute. Verst reikia? Nebūtina. Han trener ute. Gerai. Men jeg trener in. Inne. Inne. Sportuoju lauke ar sportuoju viduje. Men jeg trener inne. Taip. Han går ute klokka 7. Jis eina į lauką, tai reiškia han går ut klokka 7. Han kommer in klokka 10. 7 er ikke hjemme. Når kommer hun hjem? Gerai. Keliaujam toliau ir Ugne, jums 6. Jeg legger seg klokka 11. Jeg legger meg. Jeg legger meg klokka 11. Hun legger seg. Gerai. Ja. Han legger seg klokka 11. Vi legger oss klokka 12. Gerai. Persikeliam dabar prie bendro failo ir so gratulerer. Dere er ferdig kapittel 3. Sveikinu pabaigus 3 skyrių, keliaujam prie 4. Ir šiandien pakalbėsim trumpai apie veiksmažodžio bendratį. Kaip užrašau. Taip, gerai. Taip, tai pradžiai pakalbėsim apie patį veiksmažodį. Ką jau jūs žinote? Tai pradžiai mes kalbėjom, kad yra bendratis, tai yra ką veikti. Ir tai yra o raidė priešais veiksmažodį. Pavyzdžiui, o skrive, o lėse, o bū, o ha, o drikė. Ne, tai mes turim tą o raidelę priešais veiksmažodį ir tai yra bendratis. Ką veikti? Dabar esamasis laikas. Tai yra ką veikiu dabar.
Tai nerašoma o raidė ir pridedama r galūnė. Tai reiškia skriver, leser, bor, har, drikker. Šis pridėjau tiesiog r raidę ir tapo esamasis laikas. Išskyrus buvo keletą išimčių. Prisimenat, žodelis gjøre, daryti, tapdavo gjør, darau, sutrumpėja. O vare tapdavo ar, esu. O vyte, žinoti, tapdavo vet, žinau. O spøre, klausti, tapdavo spør, klausiu. O kunne, galėti, tapdavo kan, galiu. O ville, norėti, tapdavo vil, noriu. O skule, ketinti, tapdavo skal, ketinu. Ir o mote, privalėti, tapdavo mo, privalau. Ir paskutinis, o burde, turėtų, bør, turėčiau. Tai tas išimtis reikėtų prisiminti, kad kai kurie žodžiai sutrumpėja. Sutrumpėja ir juos reikia prisiminti. Visa laimė, kad jų nėra daug, tai tikrai nereikės labai daug vargti, tiesiog juos kreipkite dėmesį. Visi kiti veiksmažodžiai tai tiesiog plus r galūnė esamajam laike. Tai viską, ką aš čia jums susakiau, jūs jau mokat. Šiandien pakalbėsim apie bendratį. Taip, rašau bendratis. Plačiau apie bendratį. Ir mes turėsim dviejų tipų bendratis. Tai yra pilnoji bendratis ir plikoji bendratis. Kuo jos skiriasi? Pilnoji bendratis tai yra bendratis su o raide. Apie tai, ką mes ir šiandien kalbėjom, tai, ką mes jau mokam. Tai bendratis su o raide. Pavyzdžiui, kitus žodelius užrašysiu, tarkim, o følesai, jaustis, o smylė, o klagė, o drive. Tai mes turim o raidę ir tai yra pilnoji bendratis. Plikoji bendratis, ne veltui taip vadinama, mes tarsi nukerpam tą o raidę. Tai reiškia bendratis be o raidės. Tai viskas tas pats, tik tai ne o følesai, bet bus følesai. Ne o smylė, o tiesiog smylė. Ne o klagė, o tiesiog klagė. Ne o drive, o tiesiog drive. Tai ta pati bendratis, tik tai, kad nėra o raidės. Tai bus vadinama plikoji bendratis. Dabar kada, kurią naudoti? Tai rašau tokią taisyklę. Pilnoji bendratis naudojama, kai turime du veiksmažodžius ir antras veiksmažodis paaiškina pirmąjį. Nuskamba saugingai, ne? Turim du veiksmažodžius ir antras paaiškina pirmąjį. Lietuviškai. Aš mėgstu keliauti. Du veiksmažodžiai. Mėgstu keliauti. Mano žodis keliauti paaiškina, ką aš mėgstu. Todėl žodis keliauti bus pilnoji bendratis. Aš pradedu dirbti 9 valandą. Pradedu dirbti. Vėlgi du veiksmažodžiai, paaiškinu, ką pradedu. Todėl dirbti bus pilnoji bendratis. Aš mėgstu eiti pasivaikščioti, vėl mėgstu eiti, pasakau, ką mėgstu, ar ne? Reiškia, sakau, eiti bendratimi pilnoje. Taigi rodau. Jeg liker å gå på tur. Mėgstu eiti pasivaikščioti. Matot, pirmas yra liker, esamuoju laiku turiu paaiškinti, ką. Eiti. Jeg elsker å reise. Aš myliu keliauti. Jeg elsker å reise. Vėl myliu, paaiškinu ką. Keliauti. Jeg hater å snakke. Man vis taiso, sekundėlę.
Jeg hater å snakke engelsk. Nekenčiau kalbėti anglų kalbą. Jeg hater å snakke engelsk. Jeg begynner, pradedu, jeg begynner å jobbe klokka 9. Pradedu dirbti 9 valandą. Jeg begynner å jobbe. Pradedu dirbti. Paaiškinu, ką pradedu. Jeg slutter å spise. Aš baigiu valgyti. Tai turite 2 veiksmažodžius ir antras veiksmažodis paaiškina pirmąjį. Dabar žiūrėkite, ką daryti, kalbant apie žodžių tvarką, jeigu jūs turite 2 veiksmažodžius. Tai veiksmažodis, kuris yra esamuoju laiku, bus pats svarbiausias. Tai reiškia, veiksmažodis, kuris yra esamuoju laiku, turės šalia daiktavardį ir turės ikke. Jeigu reikėtų rašyti ikke, jeg liker ikke å gå på tur. Jeg elsker ikke å reise. Jeg begynner ikke å jobbe klokka 9. Jeg slutter ikke å spise. Tiek daiktavardis, užrašau tiek daiktavardis, tiek ikke bus prie veiksmažodžio esamuoju laiku. Na ir parodau. Nå liker jeg ikke å gå på tur. Dabar man nepatinka eit pasivaikščiot. Nå liker jeg ikke. Kai jau turiu tą trijulę, tik tada rašysiu kitą veiksmažodį. O go. Ir jeg liker ikke å gå po tur. Nu. Parašiau, kad ir aplinkybė būtų gale. Bet vis tiek daiktavardis, tiek iki yra prie veiksmažodžio, kuris yra esamuoju laiku. Ar aišku čia? Ja. Gerai, dabar dar tokia mini taisyklė, tai pilnoji bendratis naudojama ir po būdvardžių. Tikrai žinote frazę teigėlį, o ilse padai. Malonu susipažinti. Matot, malonu ir tada sakau susipažinti bendratimi. Det vanskelig å jobbe så mye. Yra sunku tiek daug dirbti. Det vanskelig, sunku ir paaiškinu, kas sunku. Å jobbe. Det lett å gå på tur. Yra lengva eiti pasivaikščioti. Det lett å gå på tur. Tai čia yra pilnoji bendratis. Keliaujam prie plikosios bendraties. Taigi plikoji bendratis naudojama po 5 modalinių veiksmažodžių. Jums reikės tik tuos 5 žodelius išmokti ir žinot, kad po jų yra plikoji bendratis. Tik 5. Taigi, pirmas žodelis būtų mo, privalau. Kan, galiu. Skal, ketinu. Vil, noriu. Ir bør, turėčiau. Viskas, jums reikia išmokti tik šitus 5 žodžius. Kai matysit šitus 5 žodžius, rašot pliką bendratį. Jeigu matot kažkokį kitą veiksmažodį priešais, reiškia, rašot pilną bendratį. Jeigu matot kažkurios iš šitų 5, rašot pliką. Parodu pavyzdžius. Jei må jobbe til klokka 11. Aš privalu dirbti iki 11. Jei må jobbe til klokka 11. O må rašau jobbe. Plikoji bendratis. Jeg kan hjelpe deg. Aš galiu tau padėti. Jeg kan hjelpe deg. Jeg skal ha ferie i mai. Aš turėsiu atostogas gegužę. Jeg skal ha ferie i mai. Jeg vil sove. Ir du bør lære
mer norsk. Tu turėtum mokytis daugiau norvegų. Tai kai matot modalinius veiksmažodžius, po jų rašot pliką bendratį. Bendratį be O raidės. Dabar žiūrėkite, vėl turim du veiksmažodžius, modalinį ir bendratim veiksmažodį. Tai vėl modalinis turės visišką pirmumą prieš tą, kuris yra bendratimi. Tai reiškia, kad prie jo bus ikke ir prie jo bus daiktavardis. Jeigu dėčiau ikke, tai jeg må ikke jobbe, jeg kan ikke hjelpe, jeg skal ikke ha, du vil ikke sove, du bør ikke lære. Ne, tai bus visą laiką prie modalinių veiksmažodžių. Ar aišku čia? Gerai. Jo. Tai jums išmokti pagrindas tuos 5 žodžius, juos pamatot, rašot pliką bendratį. Bet koks kitas veiksmažodis priekį, reiškia, rašom pilną bendratį. Jeigu nėra jokio absoliučiai kito veiksmažodžio, rašot esamąjį laiką. Gali būti tokių atvejų, kad turėsit net 3 veiksmažodžius iš eilės. Tai kas tada būna? Pavyzdžiui, jeg må prøve å snakke norsk. Žiūrėkit, čia turiu net 3 žodžius. Må prøve å snakke. Žiūrėkite, nors sakiau, kad mo yra modalinis, po jo plikoji bendratis. Tai mes ir parašėm. Prøve. O žodis prøve, pabandyti, turi turėti paaiškinimą. Ką pabandyti? O snakke. Tai tikrai bus tokių situacijų, kad turėsit 3 veiksmažodžius iš eilės. Tai žinokit, kad 3 veiksmažodis visada bus pilnoji bendratis. Ne, tai mo gauna prøve, o prøve gauna o snakke. Čia reikės į šitą atkreipti dėmesį. Gerai, tai jums namuose būtinai pasižiūrėti šitą informaciją, būtinai gerai išmokti, ko skiriasi pilnoji bendratis ir plikoji. Ir sekančią pamokėlę daugiau pasipraktikuosim, dar šiek tiek pakalbėsim apie būsimą laiką plačiau ir keliausim 4 skyriaus link. Ar būtų kokių klausimų? Turiu klausimą. Čia iš praeitos paskaitos. Jūs sakėt, kad piusė teninė, tik tai dantis. Bet šiandien manęs viena pagyvenus moteris paklausė, ar aš galiu padėti piusė vindių. Tai čia ar dialektas, ar čia kas, nes jinai yra Norvegija, jinai, grina Norvegija, bet jinai naudojo būtent piusę. Tikrai nežinau, kodėl nepanaudojo, gal nežinau tikrai, nes turėtų būti kan du hjelpe meg vaske vinduer. Piusė tai valyti dantis. Jo, bet šiandien išgirdau, kad panaudojo ir visą dieną kartau, kad prisimint paklausti, nes galbūt čia, čia bent jau, kur aš esu, tai jie daug paprasčiau šneka ir jie labai mažai naudoja tos taisyklingos kalbos. Pas juos labai daug tų dialektų, visokių jau ten puslengų, bet jo, tai išgirdau tokį įdomų. Šiaip gali būti, bet kaip sakiau, čia nelabai taisyklingai, kai taisyklingai turi būti vaske vinduer ir valyti langus. Gerai, ir dar kokių yra klausimų? Nėra. Gerai. Tuomet šiandien tiek, tada šią savaitėlę pabaigėm, ar ne, susitinkam pirmadienį ir kitą savaitėlę jau padirbsim ekstra, net 3 kartus net. Gerai, tuomet šiandien tiek ir iki pasimatymo pirmadienį. Visies. Gerai.